Sveiki. Ar kada nors pagalvojate, kad mokykla galėtų veikti, kaip nuolat besimokanti, nuolat tobulėjanti sistema? Sistema, kurioje patys mokiniai tampa savo sėkmės kūrėjais. Būtent apie tai šiandien ir kalbame. Gilinamės į metodiką vadinamą nuolatinio tobulinimo švietime sistema. Ir patikėkite, ji iš esmės keičia požiūrį į tai, kas yra mokykla. Taigi, pradėkime nuo klausimo, kuris, manau, aktualus mums visiems. Pasaulis aplink mus keičiasi tiesiog neįtikėtinu greičiu. Pagalvokime. Dirbtinis intelektas, automatizacija, globalūs iššūkiai. Ar mūsų mokyklos spėja vytis šį tempą? Ir galbūt dar svarbiau, ar mes ruošiame vaikus tik egzaminams? Ar visgi tam nenuspėjamam ateities pasauliui, kur prireiks, kur kas daugiau kūrybiškumo, atsparumo, gebėjimo spręsti problemas? Štai čia ir prieiname prie paties brandulio. Pasižiūrėkime atidžiau, su kokiais iššūkiais realiai šiandien susiduria mokyklos. Ir žinote, kodėl tie seni, įprasti metodai tiesiog, nebeveikia taip efektyviai kaip anksčiau. Ir problemos pasirodo labai panašios visur. Mokymosi rezultatai arba stovi vietoje, arba net prastėja. Tuo pačiu auga bendras nepasitenkinimas. Tėvai nerimauja dėl ateities, mokytojai jaučiasi tiesiog išsekę, o mokiniai praranda motyvaciją. Bet ko gero pats svarbiausias dalykas yra tai, kad tie standartizuoti testai, į kuriuos tiek daug orientuojamasi, tiesiog neparuošia vaikų realiam gyvenimui. Gyvenimui, kur reikės lankstumo, gebėjimo prisitaikyti ir spręsti tas sudėtingas netikėtas problemas. Bet laimiai yra išeitis. Ir tai ne koks nors kosmetinis senos sistemos pataisymas, tai visiškai naujas požiūris į mokymąsi. Būtent apie šią sistemą, nuolatinio tobulinimo sistemą. Dabar ir pasigilinsime. Kas yra šios sistemos esmė? Tai fundamentalus vaidmenų pasikeitimas. Pagalvokite. Mokinys nebėra tik pasyvus indas, į kurį pilamos žinias. Ne. Jis tampa aktyvus savo mokymosi proceso šeimininku, o sistema jam duoda konkrečius įrankius. Įrankius, kurie padeda ugdyti ne tik, sakykime, matematikos žinias, bet ir kur kas svarbesnius dalykus. Vidinę motyvaciją, atsakomybę, netgi lyderystės įgūdžius. Gerai, bet kaip visa tai atrodo praktikoje? Kad tai suprastume, turime susipažinti su pačia sistemos širdimi, taip vadinama lotoso diagrama. Pati lotoso gėlė yra, tiesiog tobula metafora. Įsivaizduokite, jo žiedlapiai atsiveria pamažu, vienas po kito. Lygiai taip pat ir šią sistemą galima diegti mokykloje, žingsnis po žingsnio. Ir čia slypi visas grožis. Tai reiškia, kad mokykla pati kontroliuoja pokyčių greitį. Viskas vyksta natūraliai, be kažkokio didelio streso, prisitaikant prie to, kam bendruomenė yra pasiruošusi. Gerai, nerkime giliau. Kasgi yra tie konkretūs žiedlapiai, ką realiai pradedame taikyti klasėje? Štai čia ir matome visą paveikslą. Iš esmės, klasėje veikia 8 glaudžiai susiję elementai. Pavyzdžiui, vienas iš jų – bendra klasės misija. Tai reiškia, kad mokiniai patys susitarė, kokia bus jų klasė, kokios atmosferos jie nori. Arba, kitas pavyzdys – duomenų centras. Tai tiesiog paprasta matoma lenta, kurioje visi kartu stebi savo progresą. Ir ne tik akademinių tikslų, bet ir tarkime, kaip sekasi mažinti patyčias. Bet svarbiausia suprasti, kad tikroji galia yra ne atskiruose gabalėliuose, o tame, kaip jie visi veikia kartu. 8 elementai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti šiek tiek sudėtinga, bet iš tiesų viskas kur kas paprasčiau. Visus šios elementus galima logiškai sudėti į 3 pagrindinės sritis. Būtent jos ir atskleidžia visos sistemos tikslą. Ir tos 3 pamatinės sritys yra: 1 – santykiai, 2 – kompetencija ir 3 – savarankiškumas. Pagalvokime, juk būtent tai yra sėkmingo žmogaus pagrindas. Sistema tiesiog užtikrina, kad mokiniai jaustųsi saugus ir vertinami, kad įgytų reikiamų žinių ir įgūdžių ir, kas yra be galo svarbu, kad išmoktų patys valdyti savo mokymosi kelią. Štai čia viskas puikiai matosi. Pažiūrėkime. Santykių sritį stiprina bendra misija ir kartu sukurtos taisyklės. Kompetencija ugdo aiškus tikslai ir nuolatinis progreso stebėjimas per tą patį duomenų centrą. O savarankiškumas. Jis tiesiog klesti, kai mokiniai patys veda pokalbius su tėvais arba naudoja nuolatinio tobulinimo ciklą. Jis vadinasi planuok, daryk, tirk, veik. Tai be galo paprastas, bet galingas metodas. Mokiniai patys išsikelia mažą tikslą, išbando kaip jį pasiekti, įvertina, kas pavyko, kas ne ir nusprendžia, ką daryti toliau. Iš esmės, tai moko jos mokytis iš savo pačių patirties. Gerai, teorija skamba
Tikrai įspūdingai. Bet kyla natūralus klausimas, o kaipgi praktika? Koks realus poveikis toms mokykloms, kurios šiau gyvena pagal šią sistemą? Ir čia reikia pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Tai nėra kažkokia nauja nepatikrinta teorija ar trumpas eksperimentas. Ne, ši sistema yra išbandyta, ištobulinta ir veikia jau 14 metų. Visą tą laiką ji buvo taikoma praktiškai Nyderlandų mokyklose. Taigi, tai yra modelis, kuris įrodė savo vertę. O rezultatai, jie kalba patys už save. Jau per pirmuosius metus mokyklos pastebė akivaizdų pokyčią – didesnį mokinių įsitraukimą. Paprastai tariant, vaikai nori eiti į mokyklą. Vėliau tai perauga į gilų kultūrinį pokyčią. Mažėja patyčių, gerėja bendra atmosfera, o antraisiais metais pradeda matytis ir pagerėja akademiniai rezultatai. Ir galiausiai mokykla tarsi įsisuka į tokį gerąjį nuolatinio tobulėjimo ratą. Ši vienos mokytojos citata, ganau, pasako labai daug. Jie atskleidžia vieną didžiausių sistemos privalumų patiems mokytojams. Pagalvokite, jiems nebereikia kaskart išradinėti dviračio. Sistema suteikia konkrečius, patikrintus įrankius ir tiesiog palengvina kasdienius procesus. O tai reiškia mažiau laiko skirto administraciniams darbams ar sprendimų paieškai ir kur kas daugiau laiko, tam, kas svarbiausia – gyvam darbui su mokiniais. Tai yra ta reali pagalba, kurios mokytojai ko gero seniai laukia. Tačiau tikroji sistemos magija, tikrasis potencialas atsiskleidžia tada, kai ji išauga iš vienos klasės rėmų ir apima visą mokyklą. Ir čia matome pačią didžiausią sistemos stiprybę – tai jos vientisumas. Įsivaizduokite, tie patys principai, ta pati lotoso diagrama veikia visur. Ir klasėje su mokiniais, ir mokytojų kambaryje diskutuojant apie problemas, ir mokyklos administracijoje planuojant ateitį. Visi, nuo paties mokinio iki direktorius, pradeda kalbėti tą pačią kalbą. Visi siekia to pačio bendro tikslo – nuolatinio tobulėjimo. Ir štai taip žingsnis po žingsnio sukuriama vieninga, stipri ir svarbiausia pozityvi mokyklos kultūra. Ir pabaigai, norisi palikti pamastymui vieną klausimą. Tiesiog įsivaizduokime, kas nutiktų, jei kiekvienas mokinys baigęs mokyklą mokėtų ne tik matematiką ar istoriją, bet ir suprastų, kaip mokytis visą gyvenimą. Kaip pačiam išsikelti tikslus ir kaip prisimti atsakomybę už savo ateitį. Nuolatinio tobulinimo sistema būtent ir siūlo konkrečius įrankius, kaip šį klausimą paversti realybę.